Rafaelis Chvolesas gimė 1913 metais Vilniuje ir tiesą sakant, per tą laikotarpį, kai jis čia gyveno, Vilnius ėjo iš rankų į rankas. Tai iš tikrųjų Rafaelio Chvoleso Vilnius, kuriame jis gyveno, jis buvo lenkiškas Vilnius. Ir mes žinom, kad iki kariniam Vilniui 38 faktiškai procentai, iki 40% populiacijos buvo žydai. Taigi Rafaelis Chvolesas irgi gimė religingoje, bet tarkim ne pasaulietinėje, bet tikinčioje žydų šeimoje. Pats Rafaelis Chvolesas, jis laikotarpiu iki Antro pasaulinio karo šiaip aktyviai labai dalyvavo meniniuose judėjimuose ir jis ir priklausė kairuoliškam tokiam Jungvilne judėjimui, modernistinių absoliučiai krypčių, ir taip pat Vilniaus žydų dailininkų draugijai, kuri buvo tokia kaip ir netgi gal vyresnius menininkus vienijanti. Reikia pasakyti, tose abiejose pusėse kaip ir pakankamai gerai reiškėsi ir kai 35 metais IVO instituto iniciatyva buvo organizuota tarptautinė paroda, joje dalyvavo, atvyko ir Emanuelis Maniakacas, vienas iš tokių kaip L'École de Paris, turbūt labiausiai irgi žinomų menininkų susijusių su ta mokykla. Tai būtent Emanuelis Maniakacas, jis išrinko Rafaelio Chvoleso darbus kaip pačius geriausius eksponuotus Vilniuje tos parodos metu. Tačiau jokių nėra nei nuotraukų išlikę, mes neturime, taip pat labai nedaug yra iki karinio faktiškai jo palikimo, tai ką jis piešė iki karo. Ir mes turime tik tai vieną akvarelę darbą, kur yra trobelė vadinama, ir vėliau karo metų vėlgi yra kitas darbas, tai yra berniuko portretas. Visas palikimas didžiausias tai yra jau pokarinis, kuris tai yra po Antro pasaulinio karo, kuris ir sudaro Rafaelio Chvoleso muziejaus rinkinį. Iš tikrųjų, jo gyvenimas buvo sudėtingas, tuo pačiu ir labai įdomus, nes grįžtant taip atgal į praeitį, reikia pasakyti, kad Rafaelis Chvolesas augo daugiavaikėje šeimoje, kur buvo dar seserys, 3 iš jų nužudytos holokausto metu, kaip ir jo tėvai. Rafaelis Chvolesas taip pat buvo jau turėjo žmoną, pirmąją žmoną Marijaną, sakoma, šeima mini, kad jinai laukėsi, kaip vokiečiai į Vilniaus getą suvarė Vilniuje gyvenusius žydus, o Rafaelis Chvolesas tuo metu atsitiktinumo dėka, jis buvo išvykęs į Baltarusijos teritoriją, kur Vileikoje ir planavo savo personalinę parodą, ir užėjo frontas ir atskyrė, kaip pasakyti, čia tapo vokiečių zona, o ten dar tam tikrą laiką ir priklausė sovietams. Taip ir buvo išskirta šeima, jo žmona irgi nužudyta, ir Rafaelis Chvolesas karo metus, Antro pasaulinio karo metus praleido Sovietų sąjungoje, ir tenai jis iš tikrųjų irgi sunkiai vargo ir dirbo ir akmens kasyklose, ir buvo tiesė geležinkelį, žodžiu, buvo labai pervargęs jau nuo to gyvenimo tokio, kuris jam nutiko, kai likimas jį suvedė su Krasnaja Baki, tai Nižni Novgorodo srityje įsikūrusių kultūros namų vedėja Marija Ponomareva. Ir Marija, jinai jam davė tam tikrus užsakymus nupiešti vietinių žmonių portretus, ir jis vėl taip kaip ir atsigavo, pradėjo gyventi kaip dailininkas. Ir jie vėliau tapo pora, jis vedė Mariją Ponomarevą, ir jie sukūrė šeimą, šeimoje gimė 2 berniukai, Aleksandris ir Myli Chvolesai, ir jie šeima, tiesą sakant, ir ypač pats Myli Chvolesas buvo vienas iš tų pirmųjų, kai Vilnius buvo jau išėjo iš Vilniaus vokiečiai, Antro pasaulinio
faktiškai pirmomis karo dienomis jis grįžo į Vilnių ir jo turbūt yra geriausia, kaip pasakyti, tai serija ir kuo jis įėjo į istoriją, tai yra būtent sugriauto geto vaizdai. Jis jautė labai didelį tokį, kaip pasakyti, poreikį tiesiog pavaizduoti tai, kas liko iš to pasaulio, kurį jis pažinojo. Ir jis taip pat bendradarbiavo su pirmaisiais tokiais išlikusiais žydų intelektualais, kurie bandė įkurti žydų muziejų ir rinko medžiagą. Ir jiems vadovavo Šmerkė Kačerginskis. Ilgus metus buvo jo draugas Jankelis Gutkovičius, kuris buvo pirmuoju žydų muziejaus direktorium čia iki kol Stalinas uždarė muziejų 49 metais. Tai tiesiog Rafaelius Chvolesas daug ką piešė savo ir muziejų tam būsimam. Ir kai vokiečiams tik pasitraukus iš Vilniaus, aišku, būtent šita teritorija, kur buvo Vokiečių gatvė ir kur buvo Vilniaus didžioji sinagoga, buvo labai subombarduota, bet reikia pasakyti, kad sinagoga stovėjo, tiesiog nebebuvo stogo, langai buvo išdužę, bet būtų buvę įmanoma ją atstatyti. Ir tai yra jo Rafaelio Chvoleso fotografijose, tos sienos, viskas yra užfiksuota ir ne tik fotografijose, bet ir jo piešiniuose, labai daugelį eskizų. Ir Rafaelis Chvolesas, jis turėjo tam pritaikytą molbertą ir paletę ir tokį nešiojamą molbertą, nešiojamą dailės rinkinį, dailininko rinkinį. Ir jis tiesiog ėjo, jis leido dienas būtent tose griovėsiuose su tokia didelė, čia galbūt tas žodis netinka, aistra, bet galime jį panaudoti, norėdamas užfiksuoti tai, kas liko iš to pasaulio, kuris pažinojo. Atpažįstami tam tikri pastatai, kiti jau nebeatpažįstami, nes mes žinome, kad Vilnius yra perstatytas ir kad vėliau Stalino ir dekretų visgi sinagoga buvo nugriauta, nušluota nuo žemės ir atstatyta Vokiečių gatvės stalinizmo laikotarpiu. Tai karo metais jį labai nukentėjo, nes vokiečiai bombardavo tą, kaip pasakyti, Vilniaus regioną ir rajoną dėl to, kad tai buvo žydų kvartalas, o sovietai bombardavo todėl, kad tai yra vokiečių. Jie rado, kad ulica Nemiecka ir ją irgi reikėjo bombarduoti. Tai tiesiog tikrai buvo labiausiai nukentėjus turbūt Vilniaus senamiesčio vieta. Ir būtent su Rafaeliu Chvolesu visgi vyko toks įdomus lūžis kaip menininkų ir kaip jo turbūt pasaulėžiūra, nes jis būdamas žydas, jis buvo kairuoliškų pažiūrų ir taip kaip ir idėjiškai neprieštaravo, kaip pasakyti, tai naujai tvarkai, bet paskui jisai suprato, kad jis negali reikštis kaip dailininkas, nes jis, tarkim, jautė poreikį piešti tai, kas išliko iš žydų kvartalo, o iš dailininkų buvo reikalaujama realizmo, tokio socrealizmo, kad reikia paišyti naujus kvartalus, kad yra miestai, stiebėsi fabrikai, naujos aikštės, kažkokie sovietiniai paminklai yra statomi. Ir pats Rafaelis jis daugiausia, kaip tik jis ėjo, jis netgi piešė žydų kapines, kurios vėl lygiai taip pat buvo vėliau nušluotos nuo žemės. Jis piešė savo artimųjų portretus, jis piešė savo tiesiog to išlikusio žydų inteligentijos rato, kuris dar buvo Vilniuje, ir draugus, ir būtent jo kūryba buvo vertinama draugų rate, bet visiškai nepripažinta kritikų to laiko ir meno tarybos, tarkim, kur būdavo. Jis, aišku, priklausė Lietuvos dailininkų sąjungai ir Sovietų dailininkų sąjungai, nes negalėjai būti, tu turėjai būti nebedarbis, tu turėjai kažkokį turėti dailininko oficialų statusą ir yra nutapęs kelis ir tokius realistinius, žinoma, darbus dalyvauti parodose ar tam, kad jis išgyventų. Ir Rafaelis Chvolesas pasinaudojo paskutinėmis progomis,
kur Lenkijos piliečiai buvę galėjo dar emigruoti į Varšuvą ir tai buvo 1959 metai, kai jis ir išsivežė savo šeimą į Varšuvą ir ten pateko į visgi labai gerą tokią kultūrinę terpę. Tai nors Lenkija buvo kaip ir socialistinė respublika, bet ir žydų ta inteligentija ir kiti, jie tikrai galėjo žymiai laisviau reikštis. Ir jis buvo išrinktas Vilniaus žydų draugijos menininkų pirmininku. Rafaelis Chvolesas būtent Lenkijoje buvo toks jo turbūt pripažinimo ir kultūrinio tiesiog atgimimo laikotarpis. Jis išsivežė savo meninį palikimą tą, kuris neįtiko kritikams Vilniuje, į Varšuvą ir darbai nebuvo didelių formatų, jis nebuvo iš tikrųjų turtingas dailininkas ir piešė daugiausia, tai buvo ant kartono aliejiniai darbai ir šiaip kiti eskizai, viską buvo įmanoma išsivežti su savimi. Ir įdomu yra tai, kad ant kai kurių darbų antrų pusių yra antspaudas, kad leidžiama išvežti. Ir realiai tai, ką jis nutapė ir eskizų nupaišė Vilniuje, tapo jo viso gyvenimo tokiu kaip meniniu palikimu ir jis tiesiog ir Varšuvai būdamas jisai piešė Vilnių, nors tarkim negrįžo čia tuo metu, tuo laikotarpiu ir išvykęs į Paryžių, vėl jisai grįžo prie Vilniaus temos. Tai tas Vilnius buvo nuolat jo gimtasis miestas, buvo nuolat jo širdyje. Ir dar būtent Varšuvoje jau faktiškai pirmais ar antrais metais jam ten įsikūrus buvo suorganizuotos jo parodos ir eilė personalinių parodų įvyko Lenkijoje, iš esmės ir Varšuvoje, ir Krokuvoje, kitose miestuose. Ir žmonės tiesiog ėjo žiūrėti būtent tų vaizdų, Vilniaus vaizdų. Ir jis kai kur pats, tarkim, pridėdavo tos pavadinimus, rašydavo etiketės, kad čia yra tokio ir tokio Batsiuvio kiemas. To ir to siuvėjo ateljė. Ir iš tikrųjų labai daug žydų pasitraukusių iš Vilniaus į Varšuvą atpažino tas vietas. Ir tikrai jo parodos buvo labai gausiai lankomos ir su tokia kaip nostalgijos dar momentų. Ir paskui Rafaelis Chvolesas irgi buvo vienas iš tokių pirmųjų menininkų, kuris būtent Varšuvos laikotarpiu jis pradėjo kurti jau geto ir holokausto atminimo temomis. 1968 metais Lenkijoje tokia kilo kaip ir antisemitinė banga. Čia yra susiję ir su Izraelio 6 dienų karu, kai Izraelis pradėjo su arabais kariauti ir pasikeitė labai Sovietų sąjungos politika žydų atžvilgių. Ir šiaip Lenkijoje kilo neramumai iš tikrųjų dėl to, kad to atgimimo siekis kaip ir Čekijoje, kaip ir per vėlines, kaip mes žinom, buvo ta pirmoji tokia banga, tačiau būtent žydai buvo apkaltinti tuo, kad jie yra per daug tokie kaip kosmopolitai ir prasidėjo ir pačioje Sovietų sąjungoje tokia kaip atleidimų banga ir žydai buvo daktarai atleidžiami ar profesoriai iš savo pozicijų, gydytojai iš ligoninės užimamų pareigų ir taip toliau. Ir Rafaelis Chvolesas, žinia, kad ką tik nukentėjęs nuo holokausto, jis ir kiti taip pat toliau, kaip sako, paliko Varšuvą, pajutę tas antisemitinės nuotaikas tokias ir būtent jau nuo 1969 metų įsikūrė Paryžiuje, kur yra jo tas miestas, kur jis ir mirė 2002 metais. Tai yra tas trečias toks gyvenimo etapas. Rafaelis Chvolesas ir į Paryžių lygiai taip pat persivežė savo būtent tos Vilniaus eskizus ir ten labai yra jau iš tikrųjų gyvenimo toks ir vėtytas ir mėtytas buvo žmogus, jisai daugiau pasitraukė į savo kūrybos pasaulį, jau jis nebėjo į tą visuomenę,
žinoma, dalyvavo parodose, buvo surinktos jo parodos ir ne tik Paryžiuje, bet Ženevoje ir kitur, bet taip, o draugijose jis, tarkim, nebesiveržė į tą tokį socialinį aktyvų gyvenimą. Ir Paryžiaus laikotarpiu būtent yra nutapyti jo darbai ir litografijos ir kiti, kas liečia tą laikmetį ir tarkim, ką jis matė pro savo langus, kad tai yra Paryžius, bet yra labai daug darbų ir kad jis jo nutapytų iš atminties Vilniaus, tiesiog tos pačios gatvelės, geto gatvelės, kurių nebeliko. Pasakant apie jo meno kūrinius, tai tokia jam labai jautri ir svarbi Vilniaus vieta, tai buvo jo, kaip pasakyti, Tymo dabartinio turgaus kvartalas ir seniau tiesiog Vileika vadinosi, nes prie Vilnelės upės. Ir tai yra jo kur jo stovėjo jo namai pirmieji. Ir ten iš tikrųjų toks buvo gan vargšų kvartalas tada gyvenimas, o ypač jeigu carinės Rusijos paimtumėm laikotarpį ar dar tos, kada gimėjais, kaizerinės per karą, taigi čia yra kartais ir badmetis, iš tikrųjų Vilniui buvo tuo metu. Tai jis, aišku, buvo dar labai mažas vaikas ir pats to neatsimena, bet tai ten iš tikrųjų buvo tokia kaip, tikrai mediniai nameliai susiglaudę prie upės stovėjo, dabar yra vienas prabangiausių Vilniaus kvartalų, bet jis vadino savo namus, yra nupiešęs ir šičia yra prie Vileikos upės, prie Vilnelės, tai yra jo mano rūmai. Ir lygiai taip pat yra darbai, kurie yra jau ir vėlesni, jo mano rūmai. Jis tiesiog irgi tai buvo jo namai prarasti, kurių jo labiau jie nebestovi dabar. Tai jis vėliau pokariu gyveno Tilto gatvė 13, jau ten, kur, tarkim, žinant prie operos teatro ir panašiai dabartinio, tai į tą pusę ten gyveno jo sesuo, kuri priglaudė pokario, žodžiu, metais jį grįžus iš Vilniaus ir šeimą jų. Tai vat ir kažkaip jo tokios, bet jo ta gimtoji vieta ir tiesą sakant, myli Chvolesas, kuris grįžta čia, jis dažniausiai renkasi labai įdomiai gyventi viešbutį Panoramą, kuris yra net nuo stoties netoli, bet ne dėl to, tiesiog jis netgi žino, kurį kambarį reikia užsisakyti, nes nežinau, ar dabar nėra neužstatyta, bet nuo ten visgi matosi žemyn einantis Vilniaus peizažas. Toks irgi, kaip matyt, tas tėvo. Ir yra įdomus dalykas, kad atidarimui buvo atvykusi anūkė Ida ir ji sakė, kad aš, kai buvo maža, kad sako, aš niekada Vilniaus nemačiau, bet mačiau senelio darbus. Ir sako, kai čia atvažiavau pirmą kartą, man atrodė, kad aš pažįstu tą miestą, jis man matytas. O šiaip tai reikia pasakyti, kad Chvolesas labiausiai ir turbūt žinomas ir išgarsėjęs yra pasaulyje kaip to prarasto Vilniaus dainius. Toks poetinis pavadinimas, bet tai būtų tapyba jo menininkas. Ir jis būtent jo yra vertingiausia ta Vilniaus geto serija, kurią jis ir nutapė iš karto pokario tais pirmaisiais metais ir už taip išsaugodamas tas gatveles ir taip, kaip atrodė Vilnius iš karto jo likučiai žydų kvartalo ir to gyvenimo, kuris liko, sugriautų sinagogų, dar yra matomas visas, pavyzdžiui, Šulgofas, sinagogų kiemas, vadinamas jo meno kūriniuose, yra išlikęs ir šito jau, kaip pasakyti, dabar nei plytos nėra, išlikę yra, kaip žinome, tik kasinėjimai didžiosios sinagogos teritorijoje, po žeme tai, kas liko.